Salon Polityczny. Renata Wittman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Vytenis Andriukaitis, minister ochrony zdrowia. Dzień dobry, labas rytas. Dzień dobry, labas rytas. Ministrė, kodėl jūs esate sveikatos apsaugos ministras, o ne sveikatos ministras? Nuo ko reikia apsaugoti mūsų sveikatą? Taip, iš tiesų, manyčiau, kad būtų tikslingesnis pavadinimas sveikatos ministras. Gal darysit kažkokių iniciatyvų, gal turėt? Matot, dabar pakeisti pavadinimą reiškia pakeisti blankus, užrašus, štampus, kanceliariją ir tik dėl to pavadinimo išleisime kokius 16 milijonų litrų. Bet jūs nesupiksit, jeigu kalbėsim apie, kad jūs vadinsim jūs sveikatos ministru. Taip, tikrai, labai džiaugsis. Nes žinot, mūsų konstitucijos 53 straipsnis, jūs puikiai žinot, mintinai mūsų konstitucija skelbia, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Taip. Taigi, kaip vykdomas yra tas konstitucinis straipsnis? Bet būtent valstybė rūpinasi žmonių sveikata, šita dalis vykdoma silpniausiai. Ir kaip nekeista, per visus 22 metus šioje dalyje įstatymai buvo pakeisti taip, kad galimybė rūpintis sveikata, kuo toliau, tuo mažėjo. Štai kur yra šopakastas. Tai ką jūs ketinat, ministrė, kaip ministras, ką jūs ketinate daryti, kad situacija pasikeistų? Visų pirma, pasiūlyti, kad įstatyminiam reguliavime iš tiesų atsirastų normas, kurios 1994 metais buvo ir kurios buvo panaikintos vėliau. Aha, bet ministrė, gal lengviau būtų pakeisti konstituciją, negu tas visas, žinot, ikšėlinis. Ne, priešingai. Aš konstitucijos keisti nelinkęs ir būčiau aktyvus priešininkas tų sumanimų, kurie siūlytų keisti konstituciją. Tai dabar jūs sakote taip, sveikatos. Taip. Ne lygomis, o sveikatos. Ne lygomis, sveikatos. Taip pat žiūrėkit, sveikatos taryba buvo atsakinga ir koordinuojantis sveikatos politiką institucija. Šiandien jį tik patariamoji prie Seimo. Klausimas, kiek ministerijų nagrinėja sveikatos tarybos metinį pranešimą ir daro išvadas? Atspėkit. Viena sveikatos ministerija turbūt nagrinėjo. Ir tik. Ir tik, o visos kitos... Neįdomu jiems. Labai abejoju. Jeigu toliau buvo valstybinė sveikatos reikalų komisija, į kurią įeina visų ministerijų viceministrai, 5 metus ji nebuvo susirinkusi. Kad nagrinėti, pabrėžiu, sveikatos problemas. Betgi, ministrė, jūs buvot vienas iš, jeigu ne vienintelis, nacionalinės sveikatos koncepcijos kūrėjas, taip? Vienas iš kūrėjų. Vienas iš kūrėjų. Tai kas iš tos koncepcijos liko? Kaip jinai išvis, ar jinai išlaikė egzaminą? Ji tikrai išlaikė egzaminą. Ji padarė labai daug darbų ir iš tiesų 89 metų situacija, kokia buvo tarybiniais laikais ir dabar tie pokyčiai, universitetinės struktūros, pakeitimo dėstymo metodikų specialistų rengimo, rezidentūros įvedimo, naujų gydymo technologijų teisinio įforminimo, licenzijavimo, akreditavimo. To visko nebuvo tarybiniais laikais. Nei licenzijos, nei akreditavimo. Nieko nebuvo. Reikėjo viską sukurti nuo nulio. Tai iš ties daug darbų padaryta. Padaryta darbų sveikatinimo sektoriui. Pirmą kartą ėmėm sveikatos politiką kilstelti į nacionalinės sveikatos programas. Koncepcija atvėrė tam vartus. Bet dabar mes jau svarstom naują sveikatos programą ir šitoj sveikatos programai pamėginsim sugrąžinti, sustiprinti sveikatos pozicijas tiek vyriausybiniam sektoriui, tiek savivaldybių sektoriui, tiek visuomeniniam sektoriui. Be to norim sustiprinti finansavimą sveikatos sektoriaus, nes per pastarosius 5 metus tas finansavimas buvo juokingai mažas. Šiemet turime sveikatos veikloms, nelygų gydymui. Iš 4 milijardų 100 milijonų litų sveikatos veikloms turim maždaug apie 80 milijonų litų. Bet ministrė, jeigu kad skirti daugiau, reikia kažkur skirti mažiau. Kaip čia paskirtimas būtų? Iš kur pinigų paimti? Iš tiesų, tų 4 milijardų litų biudžeto gabale reikia perskirstyti kitaip finansus. Iš ties galima... Kur galima mažiau skirti? Kur galima sutaupyti būtent? Drąsiai galima sutaupyti vaistų kompensavimo politikoje. Mes vartojam per daug vaistų visą Lietuvą. Tai yra keista, bet pas mus vaistų valgymo kultūra... Be pagrindo mes vartojam per daug vaistų? Taip, be pagrindo.
Bet mus labai lengva įtikinti žmonės pirkti papildus. Papildai tai nėra vaistai gal, ministrė. Palauk, bet ar ne daktarai čia išrašinėja receptus? Palaukit, lukterkim. Taip. Pirkti papildus, taip? Taip. Tai yra reklama, taip? Ateiti į vaistinę, po to nusipirkti dar įvairiausių tokių nereceptinių vaistų, taip? To kompensuojama. Įsivaizduokit, kartais būna, kad kompensuojamų vaistų 5 receptai ir taip toliau. Klausimas, ar iš ties tiek reikia šitos vaistų rašymo kultūros? Čia ne mano žodžiai. Čia yra padarytos įtikinamos mokslinės studijos, kad Lietuvoje paplitusi politerapija medikamentinė. Tai nuo tarybinių laikų tęsiasi, tarybinis laikais irgi buvo įprasta ieškoti. Duok tabletę, kad būčiau sveikas. Vat tokia logika. Tai dabar vaistų sektoriui galima taupyti racionaliau, protingiau, išmintingiau ir pigesnius vartojant medikamentus, kad jie nebranktų, kad žmonėms būtų prieinama kaina. Girdėjau, kad kaip tik yra pasiūlymai, kad vaistus galima būtų pirkti ne tik vaistinėse, bet ir kitose vietose. Tai čia bus visai dar didesnė tragedija. Degalinėse, pavyzdžiui. Tai čia žinot, Lietuva stebuklų kraštas. Pavyzdžiui, tabletės nuo galvos skausmo. Lietuva stebuklų kraštas. Tai aš tik tiek pasakysiu. Bet manot, kad tik Lietuvoje tai būtų, nes, man atrodo, vakarų Europoje jau yra tas praktika. Europos Sąjungoje tik 9 šalyse ir tik su griežtų ir išimtiniu reguliavimu ir tik dėl to, kad ten yra kitoks vaistinių tinklas, yra tokios specifikos. Tačiau jis labai ribotos ir labai suvaržytos. Lietuvoje to visiškai nereikia. Reiškia, tai priešinsis ne tik, tiems... klausykit, moksliškai nepagrysti siūlymai. Tai ką Lietuvos visuomenė, tai yra visuomenė, ant kurios galime eksperimentuoti? Gerai, bet ar slaugos, ar ir toliau medicinos paslaugos bus koncentruojamos dideliuose centruose, miestuose? Čia klausimas, apie kurį aš kalbėjau. Reikia sutvarkyti sveikatos sektoriaus įstaigų vadybą, optimizuoti lovų struktūras visose ligoninėse. Reikia įvesti taupimą, kad nebūtų 3 ar 4 administracijų, 2-3 laboratorijų, 4-3 buhalterijų. Taupimo išteklių viduj yra labai daug momentų, kur galima taupyti 100 milijonų litų. Ir tada tos 100 milijonų litų pervesti į sveikatos politikos finansavimą. O dėl pavaldumo, nes kai kurios ligoninės dar pavaldžios yra savivaldybėms, taip? Taip, aš manau, kad čia buvo viena iš didžiųjų klaidų padaryta 1997 metais. Niekados nebuvo tokio pavaldumo ir nuo 90 iki 97 taip pat nebuvo pavaldumo rajoninių ligoninių savivaldybėms. Ir dar jos nebuvo suskaldytos, poliklinikos nebuvo atskirtos nuo stacionarų rajonuose. Ten veikia toks kompleksas. Tai dabar jūs norėsit grąžinti viską, kaip buvo prieš tai? Žinot, grąžinti, kaip buvo prieš tai, nepavyks, kadangi gyvenimas padarė daug įvairių pokyčių. Problema yra kita, nauja iškilusi grėsmė. Šitokie administraciniai modeliai yra per brangus. Jie reikalauja daug išlaidų grinai administravimui. Vadinasi, turime perėti prie naujos vadybos ir įvesti vadybos principus tokius, kad tie 5, 4 ar 6 juridiniai vienetai, kurie yra vienoj praktiškai ligoninės buvusios teritorijai, kad vis tik tai jie apsijungtų ir jų administracija, valdymas būtų centralizuotas. Kas kita, atskirtos funkcijos. Pirminė grandis pagal funkcijas atskirta. Taip, dar vienas dalykas. Iš ties būtų logiška pasakyti, kad rajonų ligoninės iš ties turėtų būti valdomas visos valstybės mastu ir tada būtų galima nukrauti lovas nuo didžiųjų miestų ligoninių ir dalį lovų ir patologijos perskirstyti rajonų ligoninėms, kad jos netuštėtų. Taip pat turėti galimybės specialistus, darbo vietas modeliuoti ir dėstyti taip, kaip valstybė reikia, nes šiandien, patikėkit, skirtumai tarp žmonių, kurie norėtų gauti specialiasias medicinos paslaugas ir specialų medicininį gydymą, jeigu tu gyveni Šalčininkuose ir gyveni Vilniui, tai Vilniui tu
3 kartus greičiau gausi tau reikalingą specialistą negu iš šalčininkų. Tai šitie skirtumai 3, 4, 5 kartus yra jau socialiniai skirtumai, norint patekti pas specialistą. Eilių skirtumai. Tai šitaip nebegali tęstis. Gerai, o paslaugos bus ir toliau paliktos savivaldybėms? Pirminė sveikatos priežiūra turėjo atminti. Taip. Taip, savivaldybės turėtų būti atsakingos už pirminę sveikatos priežiūrą. Ir dar savivaldybių gydytojai turėtų teisę planuoti jų įstaigų išsidėstymo tinklą. Negali būti taip, kad savivaldybės gydytojas neturi šiandien jokių svertų. 2007 metais tie svertai buvo panaikinti. Jis negali pasakyti, palaukite, man trūksta gydytojo kabineto Bezdonyse, arba man trūksta gydytojo kabineto kur nors Rudaminoje, ar dar kur nors. O specialistų, daktarų labai trūksta mūsų rajonuose? Taip. Ar tiesa, kad jūs ketinate įvesti vėl, kaip sovietmečiu buvo, kad vėl paskirstimą? Man taip labai įdomiai skamba, kaip sovietmečiu buvo. O mano klausimas, o kaip Norvegijai buvo tais laikais ir dabar? O kaip Švedijai, Suomijai? Bet ar norite įvesti, kad būtent jie atidirbtų, taip? Kaip Kanadoje. Tai mano atsakymas visam civilizuotam pasaulyje. Mes dabar turime problemą, kad iš visai emigruoja mūsų jaunimas. Taip, palaukit. Visam civilizuotam pasaulyje valstybinė politika ir turi savo svertus. Ir jeigu tau trūksta specialistų Zarasuose ar Deveniškėse, tai, mielasis ministrė, užtikrink šitą reikalą. Kam tu sėdi toj kėdėj? Tai užtikrinsit šitą reikalą? Tai aišku, kad reikalinga formuoti valstybinį užsakymą, taip kaip dabar daro civilizuotos šalis. To valstybinio užsakymo paketas turi būti suformuotas taip aiškiai, kad žmogus įstojantis į aukštąją mokyklą ir žinantis, kad jis studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje už biudžeto pinigus. O jeigu jisai studijuoja už savo pinigus, ne valstybės finansuojama, tada daryk, ką nori, taip? Tada daryk. Bet jeigu valstybės finansuojama, tada kada ministrė? Tai suprantama, tuomet yra valstybės programa darbo vietų, planavimo, užtikrinimo, specialistų tinklo. Ir kiek metų reikės atidirbti? Manau, kad čia galėtų būti nuo 3 iki 4 metų. O kada žadat įvesti tokią tvarką? Mes jau dabar pradėjome diskutuoti apie tai ir pasiūlysime. Pasipriešinimas yra? Žinoma, didelis, nes labai įdomu. Žmonės jauni nori mokytis nemokamai, taip, bet už valstybės investicijas, kurios į juos yra įdėtos, valstybė pasakyti tai baigia, žinote. Tikitės, kad pavyks jums prastumti tą idėją? Aš manau, aš tikrai manau, kad čia yra ne mano idėja. Čia yra mūsų žmonių troškimas. Mes padarėme apklausas. 70% Lietuvos žmonių pritarė šitai pozicijai. Gerai, bet jeigu pavyzdžiui, jie nesilaikys šitų reikalavimų, jeigu tu nesilaikai tų reikalavimų, suprantama. Reiškia, tai vadinasi, turi būti sutartiniai santykiai, kad tuomet tu turi kompensuoti ir gražinti į tave investuotas valstybės biudžeto lėšas. Jeigu po studijų, pavyzdžiui, išvažiuoja dirbti į Angliją, daktaru, taip yra. Tai sumokėsi už taip studiją. Yra visose kontraktas socialinis. Socialinis kontraktas. Jeigu tu pretenduoji į mokesčių mokėtojų pinigus, tai tu negali po to jų apgaudinėti. Bet ministrė, nebijot, kad bus dar didesnė migracija jau ne tų baigusių, bet dar po mokyklos iš karto jie išvažiuos iš karto studijuoti. Dabar dėl emigracijos. Iš ties ir tai yra kur kas platesnio pobūdžio reiškinys, negu tik susijęs su sveikatos apsaugos ministro pasiūlymu dėl valstybinio reguliavimo. Dabar atsakau kitką. Susitikau su jaunais žmonėmis. Jie sako, taip, mes neišvažiuotumėm, jeigu mums būtų garantuotas darbo vietos. Už tinkamą atlyginimą. Taip toliau, ne tik už tinkamą atlyginimą, bet kad būtų ir tam tikras socialinių garantijų paketas.
Tai dabar jaunas žmogus sako, žinot, man reikia būto lengvatų, darželio, ar mano vaikas gaus gerą mokslą, ar aš galėsiu turėti žodžiu, atlyginimą. Kompleksiškas yra. Taip. Bet žinot, jūs Tai kodėl mes negalime... Bet kompleksiško viso to paketo iš karto neužtikrinsim. Nu kaip negali? Taip, mes jau kalbėjom su savivaldybėmis, su merais, su vis... Yra savivaldybių, kurios jau dabar sako, tvarkoj, būstą garantuosim, duoda net kreditus, reiškia, darželis yra, baseinas savivaldybė yra, mokykla yra gera, viskas tvarkoj. Gyvenk ir džiaugtis. Infrastruktūra yra. Ko blogai, pavyzdžiui, Varėnoj? Nu, man toks keistas įspūdis, kad Varėnoj ir Šalčininkuose, supranti, viskas ten taip blogai, kad ten nuvažiuoti negalima. Ministre, ar ketinate kitais metais siekti prezidento posto? Čia dabar, tai aš nesvarstau tokių dalykų. Aš ir nesvajojat? Šiandien esu pasinėręs į tokias problemas, kad čia gali, greitai sprandą nusilaužti. Aš susidūriau su briedžiu, tai likau gyvas, o dabar žiūriu, kad esu tokioje situacijoje, kur kas daugiau yra bėdų. Taip, kad čia, žinot, apie tą tolimą ateitį aš tikrai negalvoju. Taip, po metų tai jau labai tolimą ateitį. Žinoma, po metų čia... Žinot, kaip laikas bėga. Laikas bėga, bet žinot, tiek, kiek dabar yra idėjų, iniciatyvų, sumanimų ir darbų, kurias turim padaryti, tai labai, aš su optimizmu ir su entuziazmu žiūriu į tai. Mes iš tiesų šiandien po 4 mėnesių jau subūrėme didelę komandą, kuri dabar dirbs visom kryptim. Mes padarėm sveikatos... Kuri bus šitiem pokyčiams. Taip, mes padarėm sveikatos sistemos peržvalgą tokią, kokios per pastarosius 4-5 metus nebuvo padaryta. Bet žinot, taigi puikiai žinot, kad esminių tų pakeitimų nebus galima padaryti be Seimo pritarimo. Tai jūs turite tą... Žiūrėkit, va štai dabar mes jau išeiname į strateginio komiteto lygį. Dabar šiom dienom vyksta tų 4 mėnesių medžiagos apibendrinimai. Labai vertinga medžiaga. Aš irgi daug ko nežinojau, tokių problemų, bėdų, kokios tam mechanizme stringa, kur tose mūsų krumpliaračiuose, ratukuose viso šito mechanizmo yra žvyro, kur sulūžę, ką reikia keisti. Tai dabar mes jau žinom diagnozės daugelyje smulkių grandžių. Jeigu teisinga diagnozė, žinot, ministre, tai jau labai daug. Taip. Ir dabar jau ir suformavome pirmąjį naują įstatymų pasiūlymų paketą. Koks jis bus įdomus. Žodžiu, diagnozė yra, bus vaistai. Ir koks bus įdomus ir kiek jis sukels naujų aistrų, tai aš jums garantuoju. Sėkmės jums, ministrė, geruose darbuose. Našim gościem był. I račiu už pokalbį, našim gościem był Vytenis Andriukaitis, ministra ochrony zdrowia. Radio Znad Wili.